Labą dieną. Labą dieną, Vaidute. Labas. Labas, labas. Labas, mieloji. Nu, Lietuva kalbina Švediją. Kaip malonu. Atsisukau parodyti, kad ir pas mane yra ruduo, matai, lapai krenta, lyja, šiandien toks oras nelabai fainas, bet, žinok, labai džiaugiuosi, kad mane pasikvietė. Aš galvoju, kaip gera būti su tavim svečiuose, kad ir negyva viena pas kitą, bet iš tikrųjų tai taip arti, žinai, ir taip labai labai laukiu. Labai Ką laukiu. reiškia technologijos, kaip smagu, kaip gerai, tikrai iš tikrųjų. Gyvenk kur Tai nori. džiaugiu. Tai smagu, kad ir tu džiaugiesi. Žodžiu, viena pas kitą mes esam svečiuose, tai galėsim šiek tiek pakalbėti, pabendrauti. Ir, žinai, man rūpi tokia viena tema. Žmonės daug kalba ir girdžiu, ir manęs klausia, žinai apie ką? Apie amino rūgštis. Tai vat ir domintų mane šitas dalykas, aš tavęs norėsiu paklausti, kas tai yra ir gal šiek tiek, žinai, apie save ar tu vartoji maistinės medžiagas? Taip, Astute, aš dabar galvoju, žinai, kaip pasakyti, gan anksti apskritai pradėjau su tom maistinėm medžiagom gyventi. Ir atrodo, žinai, kaip pasakyti, esi jaunas žmogus ir galvoju, ką tu čia apie tą maistą ir mastai, ar ne, atsikeli ryte, pavalgai, kai tuo metu dar kaip ir pas tėvus būdavo, nu ką, užkandai, mokykla, grįžti namo, namų darbai, būreliai, tuomet jau studijos, vėlgi to laiko, sustoti žmogui laiko kaip ir duota, bet lygties ir galimybių nėra, nes tu turi, žinai, atrodo, dar viską imti į save, vis ieškoti naujų galimybių, žmonės atrodo pažinti, bėgti ir bėgti. Ir atėjo toks momentas, kada mane gyvenimas priverstinai sustabdė, tai aš, kai buvau mama, jau 2 vaikų ir būtent kaip mano antras vaikas dukra gimė, tai pas mus šeimoje atsitiko tokia nelaimė, kada aš ir sustojau pagalvoti apie tą mūsų organizmą, ar tu jaunas, ar tu vyresnio amžiaus, tu turi turėti ir mąstyti apie jį visada. Ir žinai, mano tas pirmasis sūnus toks buvo dažnai sergantis, nu kaip ir visos mamos į darželį išveda savaitę, 2 savaitės sėdi su juo, žinai, sergančiu. Tik tai su juo buvo ne tai, kad vien slogos tokios, žinai, kaip mažiem vaikam pasibuvo, taip sunkiau, sakyčiau. Ir manau, kad tai buvo tokia pasiekmė dažno antibiotikų gydymo. O tais laikais, tai visos tos gydytojos, žinai, nori greito efekto, niekas čia tau apie tas mitybas nepasakoja. Na tai, žinok, prieš tą 15 metų aš susidūriau pirmą kartą su to maistinėm medžiagom, kaip atstatyti tiek fizinę, tiek psichinę savo sveikatą, tiek vaikų imunitetą sutvirtinti. Ir jau tada aš pradėjau domėtis, kas yra tos maistinės medžiagos, žinai. Jau 15 metų, kai praktiškai kaip žinau, kad jos egzistuoja. Nes iki to laiko tai man, žinai, atrodė, kad svarbus sotus ir nebuvo tikrai to nei spektro suvokiamo, kad reikia suvalgyti įvairaus to maisto, kad reikia tų maistinių medžiagų gauti įvairių, kad viena kitai padėtų, žinai, funkcionuoti normaliai organizme. Tai va, tai jau gan anksti, žinai, aš jau pradėjau domėtis ir iš tikrųjų tai... Na ir tie mano vaikai auga gan sveiki, labai džiaugiuosi ir labai džiaugiuosi, kad tu mane kalbini, nes galėsiu pasidalinti, ką žinau. Šiaip esu paprastas žmogus, nesu nei ten mitybos specialistė, diplomuota, nei medikas, nei kažkas, bet aš galvoju, kad paprastas žmogus irgi turi išmanyti mitybą. Ir galų gale labai fainai būtų, jeigu jau ir mokykloje taip mokėtų mums įteikti tą maisto kokybės pasirinkimą ir kaip jisai reikalingas, ar ne, mums tam organizme funkcionuoti, ne po laiko, kad mes sužinotume, ne tada, kada prarandam sveikatą ieškoti, žinai, bet kad jau mes turėtume suvokimą, kad iš tikrųjų, kas yra svarbiausia ir kas galėtų būti ne tiek svarbu, bet susirinkus tą bazę, kaip ir susitvarkytume, ne su tuo šlamštmaiščius vadinamu ten, kai jau dabar jau piltos lentynos. Tai va, Saulyte, tai tu manęs klausi apie baltymą, ar ne? Tai galbūt aš pradėsiu nuo tokio bendro, žinai, suvokimo, kad gyvybės grandinę sudaro maistinės medžiagos, tai bus angliavandeniai, riebalai, baltymai, fermentai, vitaminai, mineralai ir vanduo. Tai tu įsivaizduok, tai dabar ta gyvybės grandinė yra stipri tiek, kiek yra stipriausia jos silpniausia grandis. Vadinasi,
Jeigu mes gaunam kažkokios vienos labai didelį kiekį, net tarkim, ar angliavandenių, ar riebalų, ar baltymų, arba fermentų, ten tarkim, vitaminų, mineralų, jeigu gaunam vieną dalį labai daug, tai dar irgi nesiskaito kaip sveikata. Tai reiškia, kad mums reikalingas vis dėlto tas proporcingumas ieškoti tame balanse. Tai yra labai svarbu, kad gautum visas šias maistinės medžiagas, nes maistas suvartojus, jis yra skaidomas būtent į tas maistinės medžiagas, kame pasiskirsto organizme, kaip atskiros dalys, tarkim, funkcionuoti gerai pačiam organizmui. Na ir tarkim, jeigu neskaidant čia tų visų jau temų, žinai, kur ir angliavandenius, ir tuos pačius riebalus, jeigu imant vien baltymą, tai man labai patikdavo, kaip mano ta visa mokytoja vadinama Eglė, vaistininkė, pasakodavo mums paskaitose apie baltymą. Tai gal papasakosiu tai, kad tos amino rūgštys, jos ateina pas mus į organizmą kartu su baltyminiu maistu. Ir įsivaizduok taip, kad mes jau įsidėję maistą į burną, jau prasideda fermentai su seilėmis, kame prasideda skaidytis gliukozė iš maisto, ne? Ir įsivaizduok, tam skrandyje yra skrandžio rūgštis, kuris susideda iš druskos rūgšties ir tokio fermento, dabar galvoju, tai man atrodo, aš šitų pavadinimų turiu, pepsinas, man atrodo, kuris tą baltymą sukarpo į tokias didesnes dalis. Tai jau vadinasi, jau tenais prasideda jo skaidimas. Ir dabar taip yra, kad jeigu žmonėm ar ne to fermento trūksta, arba tarkim sutrikus yra skrandžio rūgšties pusiausvyra, tas balansas ar ne tas rūgštingumas, jau tas baltymas nėra normaliai sukarpomas. Ir va toliau, supranti, jau tam organizme seka tolimesni veiksmai, kur jau atsiranda problemų, kad ir tu vartoji tą baltymą kokybišką, bet jeigu netitinka tų fermentų tos dalies teisingos tiek, kiek turėtų jos būti skrandyje, praktiškai pusė, 50% mes nepasiimam tą, ką galėtume pasimti 100% ir ne su tuo teisingu maistu. Tai tu įsivaizduoji dabar taip, tai tam skrandyje padalina tuos mūsų, kaip vadina Eglė, karoliai, kai baltymas, tai būtų kaip karoliai su pagrindinėm 22 amino rūgštim. Na ir tas fermentas, supranti, sukarpo dalinai į kokias 4 ar 6 dalis ir toliau keliauja organizme į plonąjį žarnyną, iš ko plonajame žarnyne, tai praktiškai ten toliau virškinami tie maistinės medžiagos, jos ir pasisavinos būtent iš tenais. Na ir paskui ateina į pagalbą dar kiti fermentai, kurie suskaido iki amino rūgščių. O tos amino rūgštys, jos patekia į kraujotaką, vėl susilipdo atgal į baltymą, į tuos tokius, žinai, baltyminius irgi tokius, kaip pasakyti, nebūtinai tą patį karolį, bet į tam tikras dalis, kurios atsakingos už, tarkim, už tam tikras funkcijas organizme. Bet žinom, kad baltymai yra ir plaukai, ar ne, ir nagai, ir oda, ir raumuo, labai daug reikalinga, kaip pasakyti, labai jų dalyvauja baltymai ir ant tiek mums jų reikia. Kaip sakyčiau, ne kiek baltymų, kiek amino rūgščių, kurios susikurtų bazę antrą baltyminę, kuri mums duotų tą sveikatą. Tai jie vadinasi, irgi ten turi savo pavadinimą kaip proteinai. Tai va tie proteinai mums labiausiai reikalingi. Na ir statybinė medžiaga. Jinai labai didelės, jinai labai daug, kaip pasakyti, apskritai, jinai ir fermentų gamyboje, ir visa, bet jiem reikalingi ir vitaminai, nes praktiškai, kad tu tas pasisavintum tas amino rūgštis ir kad jos susidėliotų teisingai, tai va jų reikia ir spektrą turėti, supranti, didesnį. Jų negali būti ant kokios 5-9, nes iš jų nesusidaro tas, kaip pasakyti, nesusidaro ta tokia teigiama molekulė, kuri tau duotų tą naudą, nes jie laukia, kol supranti organizmas įmes jam dar kažkokios tai reikalingesnės, kad susidarytų būtent taip. Na tai va, tai yra tokia viena iš labai svarbių mums organizme tokių kaip maistinių medžiagų. Na. Oi, kaip faina. Eina savo, beriu, kai žirnius čia klausyk. Atrodo, daug žinai, tai atrodo, nežinai, ką geriausiai tau pasakyti, žinai, bet, praktiškai skaityk baltymai, tai visas žmogus ant to stovi, kur tau, žinai, viskas, ir kraujotaka, ir nervų sistema, kur tu negausi jų, tai praktiškai mes, kai nežinau kaip kas, kolagenas gaminasi lygiai taip pat, įsivaizduok, netgi tas pats, kaip dabar aš irgi ten žiūriu į tuos visus savo lapus, kad tie proteinai, tai jie netgi ir hemoglobinas vadinamas baltymu. Tai hemoglobiną, tai mes žinom, ne, kad organizme neša deguonį į kraujį. Tai tokį jau žinom, jis irgi yra baltymas. Vat insulinas, ne, reguliuojantis būtent cukraus kiekį kraujys, irgi yra baltymas. Tai paskui yra toksai kaip kolagenas, tai vat visi tie susidarę baltyminiai junginiai jau po susiskaidimo amino rūgščių. Tai kiek yra svarbu jų gauti, tai tu įsivaizduok.
visiems organams. Jo, tai va, tai kalbant, sakykime, apie patį irgi kolageną, ne? Tai čia irgi tokia tema galima būtų šiek tiek ir išsiplėsti ir pakalbėti, bet manau, kad gal kitą kartą kažkada, bet čia tiesiog į temą tą ir įeina. Jeigu perkant ir geriant patį kolageną, nes iš tikrųjų aš jau irgi turėjau ir gerdavo kažkuris tai laikas toks buvo, kad gėriau kolageną, bet puikiai suprantu, kad kolageną išgėrus jį taip pat organizmas turi suskaidyti į baltymus, ar ne? Žinok, viskas skaido, ką gersi. Ką gersi, tai viskas skaido, tik esmė tame, kad supranti, kaip pasakyti, aš kaip suprantu, taip, kad organizme susisintetintų tam tikri, kad ir tie patys, ar ne, proteinai vadinami, tai reikalingos tam tikros maistinės medžiagos. Tai tarkim, jeigu ir suskaidžius tą patį, ne, nu, kaip sakai, ar tą patį kolageną, ar ne, bet įdomu, ar jisai susigražina organizme į tą patį, žinai, nes automatiškai turėtų būti sintetinio galbūt pagrindo. Aš praktiškai negeriu tų kolagenų, man užtenka iš tų 22 aminų rūgščių, kurias pateikia tam tikra kompanija, kur aš geriu, žinai, bet tarkim, tas būtent amino rūgštis jau suskaidytas, tai mano organizmas žinau, kad gauna amino rūgštis, o ne baltymą, kurį dar turės, kaip pasakyti, sutvarkyti, iki kurio daeitų tam tikros dalys, žinai, arba ten įsiskaidys, arba ne tas iki amino rūgščių. Tai tokį gaunasi, kaip apeini vieną žingsnį, kad tu jau gautum iš ko formuoti. Tai va, tai kolagenas kaip paskiras, aš apie jį daug tikrai nežinau, kaip apie priedą tokį jau sukurtą ar ne, bet kad organizmas jį gamina, aišku, iki tam tikrų metų jis yra gaminamas, po to mažėjo. Tai mes turim sužinoti būtent, ko reikėtų, kad jisai vėl galėtų gamintis. Tai gal kartais trūksta tik vitamino C ar ne, didesnio kiekio. Gal tam tikrų amino rūgščių. Žodžiu, tas kolagenas jis susidaro iš daugelio amino rūgščių. Tai vat, pamačius tą visą spektrą, jeigu taip galėtų organizme jį padėti gamintis iš tam tikrų amino rūgščių pačiam organizmui. Tai vat, galbūt reikėtų labiau domėtis į tas smulkesnės detalės, negu į gatavą gaminį, kuris neaišku, kaip jis paskui kažkur tai nueižinai. Taip, o tame reikalas ir yra vis tiek svarbiausia, kad gauti tą, kas mūsų organizmui yra suprantama. Ne šiaip. Svarbiausia nauda, žinai, bet tas pakenkimas žmogui yra, iš tikrųjų, kaip pasakyti, jau geriau nieko, negu kad dar pakenkti, nes ir taip jau yra sudėtinga, įsivaizduok, ir ką dar noriu taip pasakyti, kad įsivaizduok dabar, kad šiais laikais tas maistinės medžiagas organizmui pasimti tiek, kiek reikia, mums reikalingas yra didžiulis maisto kiekis, ar ne, tarkim, jeigu per maistą kalbame, ne, tą sveikatą, nes ant tiek išskydęs tas maistas, kad mums reikalinga jau daugiau jo suvalgyti, kad gauti tas teisingas maistinės medžiagas. Tai tu įsivaizduok šalia tos visos gausos, kiek dar mes apkraunam organizmą, kad jisai ir išsineštų tas šiukšles vadinamas su tuo maistu, nes vis tiek gauni ir nereikalingų tų medžiagų, supranti, gaunasi tai, kad ir užterštumas kažkoks, žinai, tai dirbos, tai oro, tai tų pačių toksinių medžiagų. Juk, tarkim, kai sako, suvalgyk daug daržovių, tai kad pasimtum kažkokią tai dalį, tau reikalinga tų maistinių medžiagų, tai tu įsivaizduoji, tas organizmas turi ir susitvarkyti po to, žinai, ką palieka ta daržovė po savęs. Tai apkraunami yra ir kiti organai, žinai, tai aš sakyčiau, tas pats, kai, žinai, vis perki daiktus dėžėse, bet tų dėžių niekaip iš namų neišsineši, žinai, vis kaupėsi viskas ir tas, ir paskui jauti, kad kažkokio vietoje tai kyla, lyg ir sveikai gyveni, bet susitvarkyti neįmanoma organizmui, nes tam tikri dalykai reikalingi, žinai, kad ir išnešimą turėtų, ne tik įvedimą, bet ir išnešimą. Na tai va. O tai tu man dabar sakyk, tos amino rūgštys jos gaminasi mūsų organizme? Tai, tarkim, tokios, tokios kaip pagrindinės, ne, jos yra 22 ir apskritai. Ir, tarkim, 9 yra tos, kurios nesigamina organizme. Visos kitos gaminasi, bet tos 9 yra nepakeičiamos. Tai reiškia, kad mes turim gauti su maistu. Ir tai, įsivaizduok, tarp tų 9 yra, tarkim, jeigu kažkokia viena, kuri yra tokia pasilpusi, ne, kurios taip sunkiai gaunam, tai tos 8 ir laukia tos 9, kol jinai pasipildys, kad galėtų suveikti. Tai ant kiek yra svarbu, sakau, ta proporcija yra labai svarbi, žinai, ir turėtume atkreipti dėmesį į kokybiškus tuos baltymus, nes, atrodo, mėsa ar ne, ir tenais ankštiniai visi, bet ta pati mėsa, žinai, kad jinai dabar, tu ją gau gerą ar ne, tai atrodo ir norisi daugiau valgyti ir bijai, kad tų hormonų daugiau neprisivalgytum ten su ta pačia mėsa, žinai, visgi reikalinga yra į savo savijautą atkreipti dėmesį, jau jeigu kažkas yra negerai, vadinasi, reikėtų
spręsti, kurioje vietoje darau klaidą. Ar ten, tarkim, užvalgau to baltymo vienos rūšies labai daug, nu, tarkim, ypatingai vegetarai, ne, kai nevalgo mėsos, tai jiems tas amino rūgštis reikia susirankioti iš atskirų augalinių tokių, iš augalinės mitybos, nes nėra, tarkim, kai mėsa, tai turi net ten daugumą tų amino rūgščių vienoje vietoje, o tarkim, augalinių reikia susirankioti. Tai jeigu kažko trūksta, tai truktų iš pradžių, vėl iš pradžių, vėl tai, žinai, nesijauti kaip lyg gerai kažkokiu momentu, bet ilgainiui organizmas silpsta, nes jis neturi iš ko statytis, atsigavinėti, nes, kaip ir sakai, baltymas yra statybinė medžiaga ląstelėms, ar ne, tai visgi reikalinga yra tvirtumas. Ir tas žmogus, nu, jisai paliegęs toks yra ir, žinai, ir labai yra svarbu, žinai, kad domėtis ir žiūrėti, iš ko ką gaunam. Tai va, tai yra 9, kurias būtina gauti organizmui, nes visos tos kitos, kurios sintetinasi, jom reikalinga ir tų pagrindinių pagalba. Tai tarkim, jeigu ir tos likusios, ne, organizme laukia ir jos gali save tvarkyti, tai vis tiek lauks kažkokio tai vieno iš tų, tarkim, alanino, ne, kuris yra nepakeičiamas, nu ir laukia, žinai, ir jo nėra, nu, ir ką, ir nėra, ir kažko trūksta, ir kažkas darosi organizme, kada imamas yra rezervas iš kitų dalykų, nu va taip, va, reikalinga gauti papildomai. Nu, aišku, nu, tu matai, klausyk, kiek aš čia sužinosiu gerų dalykų. Taip, o dabar dar klausimas toks būtų miego kokybei. Kaip amino rūgštys įtaką turi? Turi įtaką, todėl kad labai, kaip pasakyti, įtakoja ir nervus, centrinę nervų sistemą ir smegenis pačius ir sakyčiau, galbūt netgi turbūt turi omenyje į tą ypatingai mūsų kompanijoje, ne, Neolife, tą produktą, kuris yra, šiaip tai Neolife'as turi amino rūgščių, tuos visus 22 amino rūgštis, kurie eina į šeikus, tai yra Nutri šeikas, kuomet yra tik amino rūgštys, ir yra Neolife šeikas, kuomet jisai atstoja dienos davinį, tai reiškia, kad jisai yra su pilnu spektru, tarkim, pusryčių, pietų arba vakarienės, su skaidulom, su vitaminais, mineralais ir būtent tom 22 amino rūgštim. Tai va, tai irgi toks yra dalykas, bet yra Neolife atsiradęs toksai sporto mitonė, aš vat jį turiu čia. Ir jis supranta, ir kas yra, žinai, įdomiausia, atrodo tas sporto biotona, ne? Ir man atrodė, kad čia, žinok, yra sportui skirta, kai aš pirmą kartą pamačiau. Na, tai aš tą patį galvojau. Ir gal kažkas miegas, tie sportininkai. Pavadinimas toks. Taip, bet aš, žinai, pasiskaičius apie tą būtent sudėti to sporto mitonę, jisai iš tikrųjų yra daugiau akcentuojamas sportininkams, nes įsivaizduok, pas juos yra fizinis krūvis didesnis. Jiem reikalinga raumenį yra nuraminti. Ir augimo hormoną paskatinti, ne, raumeninėje ten toj daly. Ir jiem reikalinga yra ir to adrenalino tas toksai, žinai, reguliavimas organizme. Na, jisai amino rūgštys jos daug kur dalyvauja ir tavo nuotaikoje, ir raumeninė, ir audiniuose, ir tuo labiau ir nervų sistemoje, kuri yra raminama po to fizinio krūvio, nu, tarkim, kad tu galėtum tą kokybišką miegą turėti, arba poilsį turėtum kokybišką, arba tarkim, tai aš, žinau, kai pradėjau sportuoti, tai aš pradėjau gerti dėl sporto, nors aš niekada neturėjau jokių sutrikimų su miegu, žinai. Bet kartais būna toksai permuštimas, žinai, kada žmogus pervargsta nebūtinai fiziniu metu, bet ir protiniu. Ir tu, tarkim, miegi ir tau neina savo kūno nuraminti kitos tokios bazės, kad tai, supranti, eitų į tą miego tokią zoną, kad tu būtum toks ne kaip zuikius, tas, žinai, miegi ir viską girdi, bet tas gilesnis toksai miegas. Tai va, šitos įeinančios amino rūgštys į šį papildą, tai aš apie jį ir paskaičiau daugiau, žinai, kad jos yra būtent atsistatymui ir tam, supranti, aš netgi dabar galėčiau, man atrodo, paminėti kiekvieną, čia nėra jų daug, jos yra 3 amino rūgštys ir tuomet B grupės 2 vitaminai. Tai tarkim, toksai kaip argininas čia įeina, tai jisai yra iš tų pagrindinių, kur yra nepakeičiamos amino rūgštys, kurias reikia gauti su maistu arba maisto papildu. Tai jisai, įsivaizduok, skatina geresnę kraujotaką ir jisai yra, kaip pasakyti, geriau aprūpina raumenis deguonimi. Tai gali pagerinti atsipalaidavimą prieš miegą, padeda sumažinti įtampą, stresą, žinai. Ir skaityk, jisai yra tas, kuris atpalaiduoja tas kraujagyslės, žinai, kame ir tas kraujas yra, nu, kaip paskata, deguonis išnešiojama, bet tuo pačiu ir atpalaiduojama, visą tavo organizmas toks relaksas įjungiamas, o būtent ta amino rūgštis taip daro. Tai va, tai jinai ką dar daro? Nu, tai jinai yra dalyvaujant azoto oksido sintezėje, tai plečia kraujagyslės, po to pagerina kraujotaką, trupučiuką mažina
tą aukštąjį spaudimą. Tai skaityk irgi tai jau priveda prie tos tokios ramesnės būsenos, žinai, skatina bendrą kūno atsipalaidavimą. Jis taip pat dalyvauja kolageno gamyboje, vat, kaip iš to viso spektro, ne, kiek reikalinga amino rūgščių, tai vat, jisai yra vienas iš tų, kuriame įeina irgi tą visą kolageno gaminimosi, tą procesą visą, žinai. Tai vat, tai vienas iš tų, kuris yra nepakeičiamas ir būtinai gauti, tu skaityk, jo organizmas niekaip iš niekur, žinai. Tada antra yra nebaltyminė amino rūgštis, tai veikia kaip tarpininkas, tai ornitinas. Tai žodžiu, tai daugiau dalyvauja augimo hormonų. Tai tarkim sportininkam, kurie sportuoja, jiems reikalinga, kad tarkim ryškėtų formuotųsi raumenys, tai vat, būtent šis yra kaip tarpininkas, toks eina kartu su tuo pačiu, žinai, su tuo pačiu, kur to pirmoju, žinai, alaninu ir jie kartu, vat, supranti, padaro tokį poveikį, kada yra, žinai, daugiau ir atsipalaiduoja ir dalyvauja augimo hormonų sintezėje ir insulino apykaitoje taip pat. Ir jisai dar kas įdomiausia yra susijęs su detoksikacija organizme, jisai išneša amoniaką iš organizmo. Tai vienas išneša, kitas išneša, tai kai aš sakau, kad nebūtų per daug, nevyktų uždegiminių procesų, tai jisai šalina iš organizmo būtent amoniaką. Tai lygiai taip pat mažina nuovargį, gerina atsistatymą ir skatina gilesnį miegą. Tai tas toksai, kad ne paviršinis, bet toksai nugrimzdimas giliau ir to miego, žinai, užtenka mažesnio valandų kiekio, bet kokybiškesnį tu įgauni organizmas, jisai išsiilsti per trumpesnį laiką. Tai čia aš manau, šiandien dienai, kai toks greitas gyvenimas, tai mums atrodo yra pagrindas, ne, kad trumpai pamiegi, bet atsigauni ir tuomet atlaikai visą dieną. Nu, tai čia yra pasaka, kad tai būtų, žinai. Na, tai pasaka, iš tikrųjų dalykas tikrai. Nu, va, ta trečioji amino rūgštis, kur čia įeina, tai yra tirozinas, jinai yra organizme pati gaminama, jo nebūtina gauti su maistu, ar ne, ir ką jis tai gauna. Nu, tai jisai dalyvauja dopamino, adrenalino, sintezėje, jisai reguliuoja nuotaiką. Įsivaizduok ir smegenų funkcijas, ar ne, tai vadinasi, kaip pasakyti, jisai yra atsakingas už pažinimą. Tai vadinasi, tu išeini kažkur kažką žinodama, nu, tas pažinimas tai reiškia, skatina tavo tą budrumą tokį, galbūt taip gal daugiau išgeidumą atsiranda, toksai noras, toks žmogui, toks smalsumas, žinai, įsijungia, toksai, nu, pas jį įsijungia toksai, kaip vadinasi, kaip hormonas arba reakcija į stresą yra tokia suvokiama ir suvaldoma, tu gali save valdyti, kai sakau, nu nėra, kad tave stresas paima ir tu nebesupranti, kas darosi. Tai va, jis atsakingas irgi už tokį labai, sakyčiau, gan svarbų smegenų tokį darbą, kai tu gali save reguliuoti, žinai. Na va, tai 3 amino rūgštys, taip, 3 amino rūgštys ir po to prasideda kas cholinas ir inozitolis. Čia tie pavadinimai, tai žinau. Pavadinimai jau tokie sudėtingi. Ta cholina, tai aš žinau iš vaikiškų vitaminų, nes pas mus jis tai įeina ir į vaikiškus vitaminus, tai yra labai fainai, nes jis yra B4 grupės vitaminas ir pusvandenį. Nežinom, kad visa B grupė tai atsakinga yra už nervų sistemą ypatingai. Tai va, tai čia yra B4. Tai žodžiu, dalyvauja atminties, dėmesio, raumenų funkcijos reguliavime. Tai va, tai jis irgi labai yra svarbus tiek raumenim, tiek nervų sistemai valdo, nu, kaip pasakyti, jis tai toksai veikia atpalaiduojančiais ir turi įtakos baltymų ir riebalų apykaitai. Vadinasi, padeda kepenims trupučiuką, žinai, dirbti. Tai va, irgi, dar ką leidžia, jis neleidžia susidaryti tulžies akmenims, tai irgi labai svarbu. Bet, matai, atkuria nervinių audinių struktūrą netgi. Tai cholinas yra irgi toks, sakyčiau, vienas iš pagrindinių ir labai mažai, kurio gali rasti, žinai, papildų būtent pagalba. Tai mes turim labai džiaugiamės. Na ir tas paskutinis, ta dalis tos visos mūsų puikiosios pakuotės, tai yra inozitolis, kur aš čia sunkiai ištariau. Tai jisai, žinok, yra cukrus. Jisai yra inozitolis, veikia kaip antrinis pasiuntinys ląstelėse. Tai dalyvauja serotonino ir kitų neuromediatorių veikloje. Tai jis mažina nerimą, skatina atsipalaidavimą lygiai taip pat, žinai. Na ir įsivaizduok, tai kai jie visi kartu veikia, kaip aš ir sakiau, ar ne, kad tarkim, kad gerai funkcionuotų tavo, tarkim, visa ta sveikatos grandinė reikalinga, ne, ir fermentai, ir baltymai, ir angliavandeniai, ir žodžiu, tai dažniausiai tai būna, kad Neolife kompanija nepaleidžia tų tokių, žinai, amino rūgščių arba ten kitų vitaminų po vieną, kad tu ten supranti, sumetei, bet visą kito, jeigu tau trūksta, tai tas pasisavinimas, tai nu, susigrapštysi kaip nors iš kažkur, ar ne.
Tai aš kaip vat pastebėjau kelintą kartą, kad kai pasiėmu kažkokią tai vat, jų pakuotę, paskaičius, jie taip sudeda produkciją, kad jinai būtų tau, supranti, veiksminga. Tai reiškia, kad jie yra taip sudėti, kad ir tie vitaminai ir mineralai tuos baltymus jie tiesiog sustumtų ten, kur turi būti. Jis atsiranda kaip vektoriai. Nu, toksai kaip atsiranda 1+1, tai ne 2, o 3, tai tas trečias, tas, kuris tau, žinai, įduoda to vėjo, kad jis atsidurtų ten, kur turi būti. Tai va, žinok, yra labai geras ir kai tu man pasakai, kad mes apie tai kalbėsime, kai pradėjau taip gilintis, nes aš, žinai, geriu visus tuos produktus ir galvoju, nu taip, žinai, kartais paimi tą, kartais tą, tai žinok, jau aš kokią va dabar, kiek kalbėjom, kad kalbėsim, tai visas tas dienas, žinai, vakare atsigulu ir aš jį geriu, žinai, dėl ko? Dėl to, kad jis gerina atmintį. Jis tai gerina susikaupimą, žinai, jis tai tokio ramioji būsena išlaiko, tai aš galvoju, Dieve, kaip to reikia, žinai, kaip to reikia. Ir skaityk, na, turim nuostabų produktą ir ką labiausiai žmonės, tie, kurie nesportuoja, tai jį naudoja nemigos, kai turi nemigą. Tai va, tai dėl to jis tai su miegu labai stipriai yra susijęs, sakyčiau, taip. Taip, nes kokybiškas miegas tai yra labai svarbus dalykas. Atsistatymas nakties metu, ne dienos metu, kada naktis yra svarbus dalykas ir išmiegot ir gerai išmiegot, kad būtų kokybiškai, tai taip, labai didelis dalykas. Ir tarkim tas per dieną ir virškinimas, ar ne, ir nervų sistema mes turim tiesiog pailsėti, kad pasiruošti kitai dienai. Ir raumenų sistema. Taip, ir va, tarkim, tos amino rūgštys, kurios yra kokteiliuose pas mus, ar ne, ten Life, tai irgi labai skatina, kaip pasakyti, vartoti ryte, kad tu vėlgi gautum tą visą spektrą tų reikalingų maistinių medžiagų pasiruošimas dienai, kaip kuras, žinai, toksai, kad tu jau esi pasiruošęs tuo lengvumu, su ta tokia pilna savo ta tokia, žinai, kaip pasakyti, būsena pradėti dieną. Tai irgi va, yra labai reikalingi baltymai. Vaidutė, labai tau ačiū, kad mūsų net jungtų. Turėsim pokalbį, mes šiandien užbaigti, bet labai labai daug naujienų tokių. Ką žinojau, ko nežinojau, tai tu mane labai papildai. Tai dabar jau žinosiu ir galėsiu gyventi ramiau, kad vakarė išgėrus, aš galėsiu miegoti, pailsėti ir mano galų gale ir širdis atsipalaiduotų, ar ne, nes širdis tai irgi yra raumuo. Taip. Tai... Ir žinok, dar taip ir kai skaičiau, va, būtent apie šitas, tai tos amino rūgštys jos netgi skaityk įtakoja ir tas depresinės nuotaikas. Ir ta melancholija, kaip užplūsta rudeniopą, neypatingai, tai iš tikrųjų yra siūlau, žinok, žmonėm pabandyti ir pajausti tą savo būseną būtent per tą maistinių medžiagų pusę, žinai, kuomet organizmas jisai pats tvarkosi, kai tu jam įdedi tą tokią, žinai, reikalingą dalelę ir tada, kada užsikūrė ir tas sveikata, žinai, ir tas toksai atsiranda ir nuotaika, nu žodžiu, yra labai svarbu gauti iš tikrųjų tas maistinės medžiagas, o ypatingai toksai kaip baltymai, kurie dalyvauja skaityti visur, ar ne, ypatingai moteris, tai kur tavo mums plaukai, nagai, veidas ir visa kita, tai mūsų ir amžių atspindi, atrodo, žinai, ir tas sveikatos bus, na, viskas matosi mumyse, akise, žinai, ir va tą visą tokį spindesį duoda būtent tada, kada yra viskas, ko reikia organizme suteikti, va jisai iš to gali, žinai, mus ir suformuoti. Tai va tas tokia čia ir sportininkai gali gerti, ar ne? Ir sportininkai gali gerti. Jo, sportininkams yra pagrindas, todėl kad jie labai turi tą fizinę, tai yra fizinės treniruotės atstatymo metu yra ypatingai reikalingos, kad kitą dieną, supranti, tu pakiltum irgi. Ir ką galiu pasakyti, sportuojant kitą dieną neskauda raumenų. Neskauda, ar tu turėsi didesnį žygį, ar tu turėsi, pavyzdžiui, tikrai, žinai, kai būna, kad nepakyli po pirmos dienos treniruotės, tau skauda visus raumenis. Tai juos išgerus vakare išgeri prieš miegą, jau kai eini miegoti, 4 aš išgeriu, jeigu būna po intensyvios treniruotės, tai po 3, bet pagal mitybą sprendžiant reikėtų žiūrėti, kiek jų reikėtų ar ne, tai tarkim galima 4 vakare išgerti ir atsikeli ryte, žinok, ir viskas, tu atsikeli be jokio raumenų skausmo. Tai čia yra, sakyčiau, labai yra svarbu, nes kartais per tą skausmą tolimesnės treniruotės ir nebevyksta. Žinai, būna žmogus, čia man skauda, čia painu, čia neįsi, žinai, ir numeta, bet kai tu atsikeli, kai toks lengvas, žinai, galvoji, va, ir vėl galiu nueiti ir tada matosi visas tas rezultatas, žinai, juk mes susirenkam kasdien save, žinai, ne per mėnesį vieną kartą, kaip sakau, žinai, ir paskui tikimės rezultato. Čia reikalinga yra save laikyti kiekvieną dieną.
Labai. Taip, ir tuo labiau, kad tamsėja, ar ne, šitas metų laikas toks iš tikrųjų kiekviena diena vis tiek trumpesnė. Ir vakarai tie ilgesni, ir paskui naktys būna tokios miegamos, nemiegamos, iš tikrųjų depresiniais tos nuotaikos, nori, nenori, iš tikrųjų mus tai slegia vis tiek, nes mes gyvenam šitoje aplinkoje, mūsų gamta yra tokia ir niekur mes nuo to nepabėgsim, todėl patys save turim žiūrėti, kad pailsėti, įsimiegot, kad mūsų organai gautų maistinių medžiagų, tokių, kokių reikia. Tai niekas mums neįdės, jeigu mes patys nepasirūpinsim savim. Ir geros nuotaikos, kad būtume. Tai Čia tobula. Kad Turim visko, tik išmokim naudotis tais įrankiais, kurie yra mums padėti, žinai, kai aš sakau. Yra tiek visko, bet žmogus turi ir pats domėtis, ir turi supranti skaityti, ir suprasti, ir nelaukti, žinai, to, neužmesti kitam atsakomybės, kad tave suklijuos gydytojas, kad tau suprasti. Ašgi pati atsimenu, kaip prieš tą 15 metų, gal dabar jau kitaip Lietuvoje yra, bet anksčiau, žinok, buvo tai, kad tu ateini pas tą gydytoją, matai surikiuotus vaistus, kuriuos atneša, tarkim, ten tie, kaip pas kitų įmonių, atstovai, asistentai. Ir žinau, kad turi jinai prakišti ten kokią 10 tų vaistų per dieną. Nu ir reikia, nereikia, visiems ten vos nežinai rašinėja. Tai tu patikėk manim, tai jeigu tu pats savim nesirūpinsi ir nesuprasi, ko reikia, tai niekas kitas taip nepataikys. Niekas kitas taip nepataikys, kaip tu pats gali save susitvarkyti, va būtent su tom žiniom, su tom maistinėm medžiagom, žinai, nu ką. Galų gale ir pajautimas, juk mes kiekvienas žmogus savo organizmą pažįsta geriausiai, negu pats geriausiai pajauti, ne kažkas tai kitas. Tai čia tik tais įrankiai yra duoti, mes turim juos ir naudot. Labai džiaugiuosi. Ir padėti savo. Padėti savo ir dar supranti, norėti padėti kitam. Tai čia irgi yra toksai, kaip lik nebejingais. Žinai, žmonės daug ieško, daug klausinėja ir turėt ką atsakyti, žinai. Kaip pasakyti, turėt ką atsakyti, turėt kur pakreipti, bent jau taip, žinai, nes tikrai, žinai, visi norim būti sveiki, tikrai nemanau, kad yra tų, kuriems tas nerūpi, žinai. Ir ateina momentas, kada, žinai, ateina žmogus ir kažkiek bent jau turės, kaip domėjimasis tas, kad kitą įkvėptum lygiai taip pat supranti skaityti, kas tai yra, kad ko reikia iš to maisto gauti, žinai, yra labai svarbu, žinok, fainai, žinok, galiu šnekėti kaip beprotybė, aš čia sakau, manęs ką klausti, nes čia tema mano, ta, žinai, maistas, gyvenimas, tai kur tau, žinai, labai įdomu, nes ant savęs pati jaučiu, daug metų jau yra patikrinta, žinai, ir labai fainai, kad tu manęs paklausai, žinok, ir sakau, ir pati įsigilinau, įlindau, nes taip būna kartais prabėgi, žinai, kad reikia, bet kodėl būtent, tai kai pradėjau knaisioti, tai čia, žinok, o Jėzu, čia perliukas. Šitas produktas yra perliukas. Perliukas, tikrai, aš dabar jau irgi puikiai suprantu, kad jisai tikras perlas. Tai, žinok, aš manau, kad ne paskutinis, pirmutinis mūsų laivas, bet ne paskutinis ir aš dar tau užduosiu daugiau, manau, klausimų. Tai bendrausim Švedija su Lietuva. Dažnai būnu, labai fainai susitiksim ir toj pačioj Lietuvoje, labai fainai pašnekėsim ir svarbu būti naudingais. Ar ne? Tai labai smagu, kad buvom viena pas kitą svečiuose šiandien. Ačiū tau, kad pakvietei mane. Ačiū tau. Ir iki kito karto. Iki.